Europos parlamento ir Europos komisijos iniciatyva buvo pradėtas projektas sukurti naująjį Europos naratyvą. Šiam projektui įgyvendinti suburtas komitetas neseniai publikavo dokumentą, kuriame, kaip galima suprasti, yra nubrėžtos gairės, pagal kurias bus tas naujasis Europos naratyvas suformuluotas. Ir štai šiame dokumente randame visai įdomių teiginių, įdomių pozicijų. Skelbiama, kad Europa tai pasaulėžiūra. Deklaruojama, jog negalima leisti, kad vyrautų populistinis ir nacionalistinis naratyvai. Na, o kosmopolitizmas yra paskelbtas vienu iš svarbiausių kultūrinių idealų. Gerbiamas profesoriau, kaip galėtumėte pakomentuoti šį dokumentą bei visą naujojo Europos naratyvo iniciatyvą? Šitas dokumentas anksčiau ar vėliau turėjo pasirodyti. Tai suprato visi, kurie turėjo tiesiog drąsos priimti kaip akivaizdų faktą, jog Europos lyderių pareiškimai, kad tautos ir nacionalinės valstybės turi keliauti į istorijos sąvartyną, nėra tušti žodžiai. Tai, kas buvo dar pavienių įtakingų asmenų pasisakymai, galų gale tapo iš tiesų programiniu dokumentu. Ir aišku, kad jeigu čia dalyvauja Europos parlamentas ir Europos komisija, tai rodo, kad užmojai yra iš tiesų rimti. Pirmiausiai, kalbant apie šitą vadinamąjį naratyvą, šitą žodį ar terminą galima susijęti su iš pirmo žvilgsnio labai keistu teiginiu, jog Europa yra pasaulėžiūra. Manyčiau, sąsaja yra tokia, kad faktiškai, kai kalbam apie naratyvą ir pasaulėžiūrą, turima omenyje, tačiau nevartojamas pats terminas, būtent ideologija. Kitaip tariant, yra pasakoma, kad ES tolesnė integracija, kuriai suteiktas labai miglotas federalizacijos būsimosios pavadinimas, faktiškai yra naujas tam tikros ideologijos, kurią galbūt galima vadinti paneuropizmu, įgyvendinimo etapas. Ir kiek tai yra rimta, galima suprasti prisiminus kai kuriuos pamatinius faktus ir istorinės paralelės. Šitas dokumentas, bet man asmeniškai, labai smarkiai primena vieną labai garsų tekstą, kuris prasideda sakiniu šmėkla klaidžioja po Europą. Komunizmo šmėkla. Ir pagrindinė šito dokumento mintis yra ta, jog minėtoji šmėkla turi iš pagrindų sugriauti XIX amžiuje jo viduryje buvusią Europos tvarką. Tai štai, norint suvokti šito naujojo dokumento tikrąją prasmę, reikia prisiminti dar vienus be galo įsidėmėtinus žodžius. Žanas Monė, praktiškai pagrindinis neofunkcionalistinės Europos integracijos architektas, yra pasakęs štai tokius žodžius. Europa niekada neegzistavo. Ją iš tikrųjų turime sukurti, kad ji atsiskleistų savo. Įsidėmėtina, kad šitie žodžiai parašyti 1950 metais, gegužės 4 dieną. Taigi jie reiškia, kad yra pirmą kartą paskelbiama, kad ta Europa, kurią sąlygiškai galime laikyti, pažinojome nuo Renesanso iki 20 amžiaus vidurio, dar nebuvo, bent jau ES kūrėjams, tikra Europa. Vadinasi, šitas dokumentas išduoda, kas iš tikrųjų yra slypi po Europos integracija. Didžiausia galbūt problema ir savotiška netgi nelaimė, sakyčiau, yra ta, kad šita integracija yra suvokiama vadinamojo sveiko proto požiūriu. Kitaip tariant, yra labai lengvai pasiduodama retorikai, kad tai yra paprastas žmonių, tautų, valstybių vienijimasis. O iš tikrųjų, ypač jeigu toliau atidžiau skaitai jūsų minimo dokumentą, yra visiškai aišku, kas yra toji integracija. Tai yra dar vienas vadinamosios apšvietos revoliucijos tarpsnis.
Kitaip tariant, Europos integracija iš esmės yra socialinės ir antropologinės inžinerijos projektas, kurio atžvilgiu vadinamasis įprastinis europietis, kuris, kaip jau tik minėjau, formuojasi nuo Renesanso iki 20 amžiaus vidurio, yra beviltiška atgyvena. Ir dabar mes įžengėme į visiškai naują šito projekto realizavimo tarpsnį. O jeigu kalbėti iš esmės, tai, kas dabar vyksta po Europos integracijos vėliava, aš vadinčiau permanentinė europeizacijos revoliucija. Šita revoliucija yra prancūzų revoliucijos, Rusijos bolševikinės revoliucijos ar perversmo, permanentinės rinkos revoliucijos, kurios šaltinis yra be abejo ir varomoji jėga Jungtinės valstijos, tiesiog naujas variantas, netgi gerokai radikalesnis. Kosmopolitizmas kaip čia išlenda. Žodžiu, kalbėkime, sakyčiau taip, nuosekliai. Kas krenta į akis, kai kalbame apie Europos vertybės, kurios galiausiai turės būti įtvirtintas. Iš karto krenta į akis tai, kad kai kalbame apie vadinamojo naratyvo arba ideologijos šaltinius, matome daug labai abstrakčių frazių ir keletą konkretybių. Šitos ideologijos arba naratyvo šaltiniais laikomas Renesansas, apšvieta, bet patariu didžiai įsidėmėti. Ten nėra krikščionybės. Tai yra papildomas argumentas, kuris patvirtina, kad tai yra dar viena apšvietos revoliucija. Dabar kitos vertybės taip pat yra įsidėmėtinos, tai yra absoliučios abstrakcijos. Laisvė, lygybė, demokratija. Modernios politinės idėjos yra savitos tuo, kad jos yra abstrakčios, tai reiškia, joms gali suteikti kokį tik nori turinį. Kuria prasme gali būti vertybė demokratija, jeigu tai yra tik tai valdymo forma. Arba ką reiškia lygybė ir laisvė dabartinėmis sąlygomis. Lygybė ir laisvė gali reikšti daugybę dalykų, nes pavyzdžiui, po lygybės ir laisvės vėliava stumiamos tokios naujovės, kurios tradiciniai kultūrai būtų ir etikai netgi net nesuvokiamas. Nuo labai įvairių šeimos formų iki ko tik norite. Vadinasi, kai kalbame apie šitą naujosios Europos kūrimą, kas išaiškėja, tas abstraktumas išduoda, kad naujasis arba būsimasis europietis, kurį Nyčė be 19 amžiuje vadino geruoju europiečiu, bus įvairių socialinės inžinerijos technologijų produktas. Kitaip tariant, mes galime tik spėlioti, kas iš visų šitų eksperimentų su žmogaus prigimtimi, su įvairiomis jo gyvenimo ir santykių formomis išeis. Taigi, jeigu kalbam apie kitus aspektus, galima pasakyti, ką reiškia šitas vadinamasis kosmopolitizmas. Paprasčiausiai jis reiškia, kad šitas projektas, bent jau man asmeniškai, labai primena dar vieną deklaraciją, kuri matyta prieš keliasdešimt metų. Kažkada komunistų partija buvo paskelbusi, kad ji kūrė naują internacionalinių žmonių bendriją tarybinę liaudį. Dabar, jeigu kalbame apie šitą dokumentą, kai yra kovojamas su nacionalizmu ir pabrėžiamas, sakykime taip, kosmopolitinis jo pobūdis, tai yra visiškai akivaizdu, kad kuriama irgi nauja betautė žmonių bendrija, abstraktus europietis. Iš karto turiu pasakyti, kad kuomet kas nors prabyla pas mus apie tai, kad Europos Sąjunga virto tautų ir valstybių naikinimo mechanizmu, neretas klausytojas ironiškai nusišypso ir tada tenka labai ramiai paaiškinti, kas turima omenyje. Kai kalbam apie tautų ypač naikinimą, mums yra pasakoma, nejaugi Briuselis uždraus kalbėti lietuviškai, nejaugi jis atims mūsų dainas, šokius, papročius ir visą kitą. Be abejo ne, bet juk ištautinimas yra visai kas kita. Ištautinimo esmė yra taip pakeisti dabartinių europiečių savimonę, kad jie nebesuvoktų save kaip politinių tautų atstovai. Ir kalbant apie Lietuvą, ką tai realiai reiškia. Iš mūsų sąmonės norima išrauti
suvokimą, netgi atmintį apie kol kas dar formaliai veikiančios Lietuvos konstitucijos svarbiausią straipsnį. Lietuvių tauta sukūrė savo valstybę. Kitaip tariant, jeigu yra išraunamas šitas supratimas, kad politiniai Europos subjektai yra savo valstybę sukūrusios tautos, mes ir turime tobulą sovietinės liaudės arba tarybinių žmonių analogą ir pakaitalą. Tai reiškia, kad visose Europos dabartinėse valstybėse gyvena žmonės, kuriems tai, kas vadinama tautiškumu, yra tam tikra etnografinė dekoracija. Su šitokiu reiškiniu aš dar prieš daug metų pirmą kartą susidūriau asmeniškai, būdamas išvykoje Madisone. Ten mums bebūnant buvo paskelbta miesto etninių bendruomenių šventė. Ir visos etninės bendruomenės jai ruošėsi, repetavo šokius, taip toliau, dalyvau renginyje. Sutinku, kad jis yra visiškai gražus. Tačiau problema, esmė glūdi kur? Kad šitie žmonės, kurie dar, tarkim, ir lietuviškai, naip tol ne visi šokėjai sugebėjo lietuviškai dar pakalbėti, jie pašoko, padainavo, tačiau tai nebeturi jokios politinės reikšmės. Jie yra Jungtinių Amerikos valstijų piliečiai. Tai štai tokį tautiškumą mums be jokios abejonės visi sutinka palikti. Tačiau norima, kad tai būtų tik toks tautiškumas, kuris mus nubloškė kur? Dar XIX amžiuje Lietuvos elitas, be jokios abejonės nori, kokia nors derliaus nuėmimo pabaigtų šventės proga, pasigrožėdavo, kaip šoka ir dainuoja politinių teisių ir neturintis baudžiauninkai, net nesuvokiantis, kas yra būti savivaldžia politinė tauta. Panašų vaizdelį mes regėjome ir sovietmečių, kai tautos ir valstybės interesams absoliučiai abejingi, netgi nesuvokiantis, kad tokie yra, kompartijos bonzai tame pačiame Vingio parke žiūrėdavo, kaip aborigenai dalyvauja savo dainų šventėje. Taigi esminis dalykas yra tas, kad būtent kai kalbame apie kosmopolitizmą, praktiškai mėginamas realizuoti tas modelis Europoje, kurį paminėjau pateikdamas Madisono pavyzdį. Bet čia yra daug didesnė problema, nes nenorima suvokti, kad Europa ir Jungtinės valstijos ne tas pat. Jungtinės valstijos yra asmenų, kurie pavieniui atvyko į šitą šalį, iš esmės nutraukė ryšius su savo tautomis ir panašiai, susibūrimo vieta. Tai yra individų sambūris. Tuo tarpu realizuoti tokį modelį Europoje reiškia skausmingą ir absoliučiai destruktyvę procedūrą. Esamas tautas reikia suardyti. Ir štai šitas dirbtinai. Taigi, kitaip tariant, mes esame replės eksperimento, kurį jau faktiškai patyrėme. Čia yra tik tai šito eksperimento šiek tiek sumodernintas ir europeizuotas variantas. O praktiškai tai reiškia, kad be abejo liūdnas galas laukia ir to, ką mes vadiname Lietuvos valstybė. Todėl, kad pati Europos esmė, kuo, pavyzdžiui, Europa, modernioji Europa, skiriasi nuo, tarkime, vakarų krikščionijos. Moderniosios Europos esmė, kad tai yra tautinių valstybių visuma. Ir dabartinės ES integracijos kaip federalizacijos projektas puikiai parodo, kaip yra įgyvendinami Žano Monė žodžiai. Tuo yra pasakoma, kad ta Europa, kuri buvo tautinių valstybių Europa, ne tik nereikalinga, jie apskritai nebuvo Europa. Todėl faktiškai yra kūriamas betaučio europiečio tipas, kur minėjau, įvairovė yra tik išorinė ir tariama. Kaip sakiau, galite, patinka, valgykite cepelinus. Jeigu esate ir gyvenate kokiame nors kitame krašte, mėgaukitės kitų patiekalų, norite, šokite klumpakojį ar dainuokite ant kalno mūrai, bet politiškai jūs turite būti vienalytė europiečių masė, kuria, kadangi toji masė neturi savo valstybingumo formos, virštautinis arba viršnacionalinis paneuropinis elitas valdo kaip panorėjęs. Juk realiai, kas dabar vyksta? Realiai vyksta be abejo tas pats, ką mes regėjome iki modernios tautinių valstybių Europos. Valdo viršnacionalinis elitas,
Tuo tarpu baudžiauninkai, jie tiesiog yra baudžiauninkai ir neturi jokių politinių įrankių ginti savo teises. Taigi manyčiau, kad šitas procesas įsibėgėja dėl labai svarbių priežasčių, apie kurias reikėtų kalbėti labai ilgai, bet dar sykį kartoju, šitas dokumentas vėlgi Lietuvoje greičiausiai liks nepastebėtas, neįvertintas, o tai labai blogai, ne dėl banalios priežasties. Mūsų šalyje niekas nesidomi idėjomis. Kitaip tariant, ta pati Europos integracija yra suvokiama tokiu pat stiliumi ar būdu, kaip ir komunizmo statybos. Statėme komunizmą, nesuprasdami, ką tai reiškia. Lygiai taip pat ramiai integruojamės į Europą, nes net nemėgindami svarstyti, kas slypi po pačia integracijos sąvoka. O aš teigiu, kad tai yra ne tautų valstybių susivienimas, bet ypatingas žmogaus prigimties perdirbinėjimo metodas. Ir šitas metodas gali vesti kur nori, mes jau pirmosius daigelius matome, nuo visų įmanomų šeimos formų iki daugybės kitų eksperimentų. Tokia yra realybė ir todėl būtų įdomu, aišku, jeigu Lietuvoje įsižiebtų rimtesnė diskusinė, būtent idėjiniam lygmenyje. Pas mus Europos integracija suvokiamas grinai techninių požiūrių. Ar yra priimtos Lietuvoje tam tikros direktyvos, kaip jos įgyvendintos, sukurta techninė bazė, o kad Europa, kaip jinai konstruojama, yra nauja tikrovės ir žmogaus forma, dėja pas mus suvokia tik vienetai. Ir tai yra labai blogai, nes šitoks aiškus ir atviras kalbėjimas, ką jis mums duotų, paprasčiausiai mano įsitikinimu bėda yra ne tai, kad mes integravomės į vakarų struktūras. Blogai yra tai, kad mes jas integravomės ir integruojamės 40 metų liaudies Seimo stiliumi. Todėl, kad mes neturime nei politinio, nei intelektualinio elito, kuris turėtų tautinę ir valstybinę sąmonę ir atitinkamai integracija vykdytų tiek, kiek jinai negriauna fundamentalių mūsų tautos tapatumo pagrindų, kiek jinai yra mums naudinga, o tolesnis abejingumas mums, aišku, ypač dabar, tai jau akivaizdu, tiesiog gresia visiška katastrofa. Pavyzdžiui, reikia vieną kartą aiškiai pripažinti, kad plėtra į rytus, turiuomenį ES plėtra į rytus, buvo daugelio vakarų Europos problemų sprendimo būdas ir, kad ir kaip liūdna, mūsų sąskaita. Pavyzdžiui, šiandien mes turime aiškiai pripažinti, jeigu nebijome žiūrėti tikrovę į akis, akivaizdu, kad mūsų niekas negins. Agresijos, pavyzdžiui, iš rytų atveju. Tuo tarpu neprotaujantis europeizavimasis ir westernizavimasis su atitinkamu jaunimo ugdymu ką davė, kad per ketvirtį amžiaus mes faktiškai išauginame savotišką euromankurtų kartą. Ir kai reikia dabar kelti klausimą, o vis dėlto kas gintų valstybę, paaiškėja, kad tų gynėjų nėra per daug. Ir tu negali sakyti, kad, pavyzdžiui, mūsų jaunoji karta savaime yra bloga ar kitokia. Jinai tiesiog buvo mokoma, kad tauta, valstybė, vadinamasis Basanavičiaus projektas yra atgyvena. Kad tai yra nemodernu, nešiuolaikiška, neeuropietiška, nepažangu. Ir dabar esame baisioje padėtyje. Tai mano viltis yra ta, kad jeigu būtų viešos diskusijos, tai gal kažkas pajudėtų iš mirties taško. Nes aš manau, kad tai kaip tik ir turėtų daryti, sakykime taip, visuomeniniai pilietiniai sambūriai, nes tiek, kiek sukuosi vadinamųjų europeizacijos tyrinėjimų virtuvėje, galiu pasakyti. Mūsų politologai, akademinis establishmentas šito klausimų nekels ir nesvarstys. Kodėl? Todėl, kad mūsų politologija vis dėlto yra gimusi ant mokslinio komunizmo ir kompartijos istorijos pamatų. Tai reiškia, kad reprodukavusi schema paprasčiausiai atlikti vadinamosius sovietizacijos tyrinėjimus ir pagrindinėti komunizmo statybos pergalės. Šitas įprotis išliko be galo giliai įsišaknijęs. Tiesiog jisai tapo antrąją prigimtimi. Todėl mes neturime nei politinio elito, kuris turėtų valios ginti tautos ir valstybės interesą. Iš esmės neturime bent viešoje akademinėje erdvėje ir panašių žmonių branduolio. Paimkime, kad ir mūsų istorikus. Tiesiog jie nesupranta, kad pasaulio istoriją galima žvelgti per Vilniaus akimis. Jis būtinai turi matyti per Maskvos, Briuselio, Vašingtono, kieno tik nori žvilgsnių. Lygiai tas pats yra ir su politika.
Pasižiūrėkite, kad ir dabar, kai iškilo klausimas, kaip gintis nuo, pavyzdžiui, rusiškos propagandos, politologas ne vienas bukai kartoja pseudoeuropietiškai skambančius liberalius paistalus, kad žmonės kritiškai masto ir kritiškai patys viską atsirinks. Tai nejaugi nėra suprantamas akivaizdus dalykas, kad jeigu žmonės turėtų jau tokią pasakišką galę savarankiškai mąstyti ir kritiškai atsirinkti, tai nejaugi tokios valstybės tuščiai mėtytų milijardus beviltiškam reikalui. Matyt, propaganda tokiu mastu tam ir egzistuoja, kad yra gerai suprantama, kad tų kritiškai mąstančių ir savarankiškai atsirenkančių, bet kurioje visuomenėje visais laikais niekada nebus dauguma. Kodėl? Todėl, kad reikia minimum 2 dalykų. Informacijos ir dar intelektualinio paruošimo ją analizuoti. Ką gali paprastas pilietis, kuris nėra specialiai apmokytas, tarkime, politinės filosofijos, socialinių mokslų ir taip toliau principų, ką jis gali iš tikrųjų atsirinkti toje propagandoje. Ypač jeigu jinai kaip tik yra konstruojama be galo meistriškai. Kitaip tariant, tuo metu, kai tave puola sutelkta armija, pas mus girdime bejėgišką vapėjimą, kad matote pavieniui valstybės saugumą, likimą statykime ant pavienio piliečių pastangų, sąmoningumo ir taip toliau. Tai faktiškai yra savižudžių filosofija. Bet šita savižudžių filosofija, kodėl klesti šiandien? Todėl, kad 20 metų, daugiau kaip 20 metų mums buvo kalbama. Tauta yra abstrakcija. Realus yra tik tai individas. Valstybė yra ko ne priešas, nes jisai tik tai plešia mokesčius. O tai, kad tauta yra ypatinga saviorganizacijos forma, kad jinai vienintelė gali būti veiksmingas skydas nuo tokių dalykų, kad valstybė reikia nekeikti, o kaip tik daryti viską, kad jinai tiesiog taptų tikra valstybė. Šitokios filosofijos labai maža. Ir blogiausia yra tai, kad štai šitokie dokumentai paradoksaliu būdu jie plauna paskutinius likučius, kas dar yra. Kitaip tariant, šitokie dokumentai ir jeigu tokia politika ES bus įgyvendinta, tai bus didžiausia dovana, kokia tik gali būti tam pačiam Putinui. Nes Putinai yra absoliučiai reikalingi, mankurtiškos, demoralizuotos, individualistinės, hedonistinės visuomenės, kurios neturi net elementariausios disciplinos. Paprasčiausias pavyzdys, paimkime tą patį seksualinių mažumų teisių klausimą. Tai juk, jeigu nors kiek išmanai istoriją, juk privalai žinoti, kada ir kurioje valstybėje pirmą kartą pasaulio istorijoje buvo juridiškai panaikinta šeima ir legalizuoti visi šitie dalykai. Lenino Rusija. Juk ir įdomiausias dalykas yra tas, kad tai, ką darė Lenino bolševikai, įkvėpti Engelso ir kitų 19 amžiaus teoretikų, šiandien mums yra pateikiamas kaip paskutinis europinių vertybių žodis. Ir mes visiškai nesuprantame, kad jeigu nesidomėme, kas yra Europos Sąjunga, tada niekada nesužinosime, o kokios yra grindžiančios europinės vertybės idėjos. Jokių europinių vertybių nėra. Tai, kas vadiname europiniam vertybėm, yra šiandien Europos architektų pasirinktos ideologijos postulatai. O 2 ideologinės doktrinos, kurios šiandien lemia Europos veidą, yra be jokios abejonės eurokomunizmas ir ypatingos rūšies libertarizmas. 2 kosmopolitinės ideologijos, kurių postulatai, arba taigi ir žmogaus vizija, yra mums pateikinėjama kaip neva kažkokios europinės vertybės. Iš tikrųjų, tai yra seniai dalykai. Įdomiausia tai, kad abi ideologijos, jeigu žvelgi istoriškai, politiškai, yra bankrutavusios. Komunistinė ideologija bankrotą patyrė čia, žinome savo kailių. Libertaristinė ideologija, manau, visi žinome ir suprantame, kad ta krizė, kuri buvo finansinė tika, jinai nesibaigė ir niekas neįspręsta. Kitaip tariant, abi šitos ideologijos yra baisios tuo, kad atrodydamos išoriškai visiškai priešingos, jos iš esmės kaip priešybė sutampa. Nes absoliutus kolektyvizmas, kuris naikina individą, yra lygiai tas pat, kad absoliutus individualizmas, kuris praktiškai eliminuoja bendrą interesą arba kolektyvinį interesą.
Individualizmas mums, kodėl dabar yra pragaištingas, todėl kad jis mums neleidžia kaip tautai virsti vėl kolektyviniu subjektu. Todėl, kodėl mes šiandien esame absoliučiai bejėgiai, visi tie pilietiniai, visuomeniniai judėjimai ir taip toliau. Todėl, kad nėra suburiančios ir mobilizuojančios ideologijos. Realiai, nors daug kas tų judėjimo narių yra geranoriai, bet jie nesupranta, kad nieko neįmanoma padaryti visuomenėje, kurios socialiniai ryšiai yra sąmoningai nutraukinėjami ir tuos visuomenės nariai yra atomizuojami, būtent pasitelkus individualistinę ideologiją. Todėl tokie judėjimai niekada neišaugo ir neišauks į kažką daugiau negu į savo būrelius tokių geranoriškų, drąsių entuziastų. Tai neįmanoma. Bet reikia tada suprasti, kad šitos ideologijos nenukrito iš dangaus, kad štai šiandien jos įgyja pavydalą, institucinamus, formalizuojamus jau aukščiausių ES institucijų lygmenį. Todėl šitas dokumentas yra iš tikrųjų tam tikrą prasme likiminis visai Europai. Čia yra labai aiški totalinio dabartinio europiečio perdavimo programa. O kaip Jūs manot, kaip toliau bus? Štai pasirodė šitas dokumentas, kuris, kaip turbūt reikėtų manyti, nubrėžia tam tikras gairias to būsimo naratyvo. Po kažkurio laiko turbūt tas ir naratyvas turėtų būti suformuluotas ir galbūt pasirodys kaip kažkokia knygelė, o po to jau esant tai knygelė, kas toliau gali būti daroma? Žodžiu, kas bus yra visiškai aišku. Yra siūloma šitą dokumentą svarstyti, bet lygiai taip pat Brežnevas siūlė svarstyti konstituciją kažkada, kai buvo priiminėjama. Lygiai taip pat buvo siūloma svarstyti ir ES konstituciją, kuri taip ir liko nepriimta. Taigi bus taip. Bus paprasčiausiai parodomieji tokie pasvarstymai, akademiniuose ir kitose sluoksniuose, kurie neturės absoliučiai jokios reikšmės ir svorio. Tie, kurie įgyvendina šitą programą, galiausiai tuos svarstymus apibendrins ir surašys tai, ko jiems reikia. O tada šitas dokumentas bus nuleistas į visus dar egzistuojančius Europos kraštus, turiuomenį kažką panašaus į esamas dar valstybės. Ir čia reikia suprasti banalią tiesą, kiekvienoje šalyje, taip pat ir Lietuvoje, yra ištisas milžiniškas apmokamų ideologinių propagandininkų tinklas. Lygiai taip pat kaip sovietmečiu. O ką veikia, tik skirtumas yra tas, kad jeigu sovietmečiu jis buvo labai aiškiai apibrėžtas, netgi tu visur matydavai, mokslinio komunizmo ar kompartijos istorijos katedra, ideologijos ir propagandos skyrius komjaunimo ar partijos komitete, dabar tai vadiname viešosios politikos analizės institutai, įvairiausiais centrais. Kitaip tariant, tai yra tam tikra prasme, jis yra šiek tiek suprivatizuotas. Ir yra veikia ne kaip grinai valstybei pavaldi struktūra, bet faktiškai tai yra struktūra, kuri maitinama ir išlaikoma iš tos pačios ES, taip pat dideliu mastu iš Lietuvos biudžeto lėšų. Labai yra įdomus klausimas, beje, kiek Lietuvos biudžetas skiria tokiai propagandai. Nes sąrašas, jeigu kas nors pamėgintų padaryti tų visokių teisių gynimų ir panašių rinkų ir taip toliau institutų, man atrodo, yra begalinis. Tai tokiu atveju, kas papildomai bus nupirkta be abejo žiniasklaida, kaip ir sovietmečiu, yra labai paslaugių autorių ir jie paprasčiausiai darys, kas daroma kitose srityse. Taip kaip šiandien rašo, koks absoliutus gėris yra alternatyvios šeimos, kaip šiandien rašo, kokia yra atgyvena tautiškumas ir valstybiškumas, atitinkamai jie pakoreguos savo tekstus, kiek tai bus neišvengiama. Ir toliau plaus be abejo smegenis. O mūsų dar sykį pabrėžiu, ir laikas pabūsti, problema yra ta, kad jeigu šita sistema žlugs, o jinai pasmerkta žlugti ne todėl, kad aš jos mėgstu ar nemėgstu, jinai pasmerkta žlugti todėl, kad jinai stovi, dar kartą sakau, ant dviejų bankrutavusių ideologinių derinių. Bet mūsų nelaimė ta, kad jeigu žlugs prancūzai, vokiečiai, anglai, panašios tautos, jie iš esmės išsisuks be ypatingų problemų. Sukrėtimas, aišku, bus baisus, nemalonumų, nepatogumų, o mums tai reikėtų vieną kartą pramerkti akis ir pasižiūrėti, kur mes tiesiog gyvename.
Todėl mums tai būtų absoliuti katastrofa. Bet tokiu atveju klausimą aš formuluoju labai aiškiai. Ar nueisime tuo keliu, kaip 39 metais, juk 39 metais išvalgesnė visuomenės dalis jau jautė, kad kažkas artinasi labai labai negero. Aš tą laikotarpį, kiek leidžia galimybės, atidžiau pasitirinėjau ir vis tik pritrūko ryžto, valios, netgi proto mobilizuotis. 40-ieji birželis Lietuvą užklupo nepasiruošusi. Ir tik paskui jau po kelių mėnesių buvo atsitokėta. Šiandien man labai įdomu, ar mes pradėsime atskirti esminius dalykus nuo antrinių ar šalutinių, ar vis dėlto tautoje pavyks vis dėlto pradėti kažkokį tai sąjūdį ar impulsą, kuris tiesiog mus paruoštų laukiantiems egzistenciniams iššūkiams. Jie bus labai rūstus. Aš to nebejoju, nes nėra jokio pagrindo tikėti šviesaus scenarijaus. O kad galima daug ką pakreipti, jeigu laiku tai darai, prisiminkim, kad ir sąjūdį. Juk pavyzdžiui, vienas iš didžiųjų sąjūdžio laimėjimų, kuris yra visiškai nesuvokiamas, yra koks? Todėl, kad sąjūdis padarė stebuklingą dalyką. Jis iš esmės atsiskyrimą padarė beveik be kraujo. Ir priešingai tokiuose šalyse, kur nebuvo panašių struktūrų kaip sąjūdis, pavyzdžiui, ta pati buvusi Jugoslavija, puikiai žinome, ko visą tai išvirto. Kodėl? Todėl, kad dezintegracija, imperijos dezintegracija buvo vis dėlto padaryta, palyginti civilizuota, drausminga, bei ypatingų ekscesų. Nors buvo, aišku, sausio 13 ir panašiai. Todėl, jeigu kalbėtume, ką reikia daryti, reikia paprasčiausiai normalaus Lietuvos saugos sąjūdžio. Turinčio aiškiai ideologiją, viziją, ką mums reikės daryti ir kritiniu atveju, o jeigu kritinis tas momentas ateis vėliau, ką iki to laiko galima padaryti, kad liktume stiprus. Nes mano supratimu, mes sulaukime sąjūdžio todėl, kad vis tik, nepaisant daugybės trūkumų, ana 20 metų Lietuvos Respublika sugebėjo tautą sustiprinti, subrandinti tiek, kad nors jau įsikvėpinėjome, požymiai buvo akivaizdus, bet dar kažkokie likučiai buvo ir to pakako 89-90 metais. Šiandien mes esame daug labiau tuo atžvilgiu nustekinti. Tautinė valstybinė sąmonė atrofuota, priešingai, galima sakyti, negu anoje Respublikoje, nyksta dar sparčiau. Todėl manau, kad dar, jeigu nieko nedarysime ir nesimsime labai ryžtingų žingsnių, tai kito 50 metų tarpsnio mes tikrai neturim šansų išgyventi. Neįmanoma. Ir šitas dokumentas ES kaip tik ir verčia susimastyti. Jį parašė žmonės, kurie žino. Jie niekada už nieką neatsakys. Šitas transnacionalinis elitas. ES, įsivaizduokime, subyra. Jie yra Europos komisija, Europos parlamente, susižėrė pinigėlius, labai gražiai išeis į pensijas ir gyvens kur nors Prancūzijos rivjeroje ir taip toliau. Mums tokia perspektyva dėja nešviečia. Ačiū už komentarą ir įžvalgas.